Kas būtų gerai, tarkim, pasiekėm tą viziją, 100 000 lietuvių gebančių rinkti ir pilotuoti FPV dronus. Ką tai reiškia Lietuvai? Mes galim tiesiog pasižiūrėti vėlgi į Ukrainos pavyzdį ir tenai žmonės, kur gali, ten ir renka, garažuose, rūsiuose, visur renkami dronai masiškai, tiesiog jų trūksta, jų reikia daug, o čia nėra kažkoksai super aukštoji technologija, kur reikia įrangos aukščiausios mikroskopų kažkokių ir mašinų specialių, kad surinkti. Kiekvienas norintis gali tiesiog paimti, susukti rėmą, prilituoti variklius, sudėti elektroniką, sukonfigūruoti droną ir jis skrenda. Ir automatiškai, kuo žmonių daugiau tą mokės, aš atsikėlęs jaučiuosi žymiai ramesnis. Prasme, atsikeliu ir žinau, kad valstybė, Lietuva, mano šalis, kur aš noriu likti, noriu auginti save, vystyti, kaip sakant, savo visą gyvenimą, siekti tikslų ir būti ramus, kad niekas nedrįs čia eiti, kad valstybės saugumas yra aukšto lygio, mes esam pasiruošę, tai iki galutinio tikslo, iki galutinės vizijos, tai realiai yra tokia pradžia, kiek mums reiktų, kad po vienu stogu sutilptų. Bet jau tai yra taškas, nuo kurio galima atsispirti. Toliau reikia neapsistoti ties Vilnium, nes dabar Lietuva mūsų irgi didelė. Vizija būtų jo ne tik Vilnius, būtų ir Kaunas, ir Klaipėda, didieji miestai. Taip, ir kiek ne tik ir didieji, ir mažieji. Būtų ta bendruomenė labai plati. Tiesiog kuo valstybei bus daugiau tokių vietų, didesnė bendruomenė, kuo mes visi būsim labiau vieningi, tuo mūsų daugiau susijungs ir mes tiesiog nupiešim didesnį, gražesnį tą paveikslą tokį. Pagrindinis dalykas, kuris pasijaus, aš manau visiems, kad automatiškai nuotaika pasikeis šalyje, mes jausime saugesni.